tik atėjom ir supratom, kad... Prasisveikinam iš pradžių. Mandagiai. Sveiki. Kad tik atkeliavom į startą ir pamatėm, kad čia yra cash only. Ir nieks neturi pinigų, tai dabar Mateušą perka interneto bilietus. Jau šalta daros, tai liks. Pavyko nusipirkti bilietus Mateušo pagalba. Ir dabar einam aukštyn. Chocholovska veliai. Ir paskui kelsim kažkur aukštyn, pažiūrėsim kaip pagal orą, kur čia mes eisim, turėtų gautis kažkas tarp 20-30 km šiandien. Baigėme eiti šituo tokiu turistų keliu, dabar suksim į viršų ir eisim va ten. Tik pradėjom lipt. Tiesiog lipam upeliu. Nu kaip, Edvinai, įspūdžiai? Oi, labai gerai. Ačiū. Kaip Deividas laikosi? Puikiai. Kol kas. Domu, gal dar bus biškis stačiau? Bus. Oi, tai gerai. Va, tada paklaus, kaip jausim. Buvo išmetęs laikrodis Storm Alert. Ir dabar pradėjau snikt. Žiūrėsim, kas ten viršai darysis. Vyručiai baigė irgi susiruošti po pavalgymo. Ir einam toliau. Kažkur ten chata yra, link kurios turėsim nusileist paskui. Taip ir keičiasi oras. Saulė šviečia, karšta. Tada užeina pūga. Šalta, vėjas. Ir kas 10 minučių keičiasi. Šiaip kol kas tai viskas labai super. Tikėjomės, kad prasčiau, kad prastesnis oras bus. Tai esam visi pakankamai pasiruošę. Nu, pasimatė mūsų tikslas turbūt. Va ten. Eisim turbūt toliau va ten. Turiu gerų ir blogų žinių, Edvinai. Kokios geros? Geros, pasiekėm šitą tašką. Blogos? Čia tas pirmas taškas tik tai. Baik. Jop. Baik. Va ten yra, kur mes einam. Ir aš nejuokauju nei trupučiu. Atgal, bet orelis jau keičiasi. Taip. Lipam per fūgą. Ten viršuje. Nieko nematyti, realiai sakiniais biškį matyti. Čia iš per kamerą nematau, ar kas matosi viršus ten.
šunį. Pavyko. Končiščiai virch 2002 metrai. Biškai kažką užkasim ir eisim žemyn bandysim eit. Čia pat kur atėjom, po to ten apačioj kitų kelių. Vėjukas tai geras. Užvalgėm, pailsėjom. Visi pasiekė viršūnę. Давай экспоуж. Что нас туда получается? Ir dabar eisim atgal žemyn. Mes su Deividu jau nusileidom nuo sunkiausios vietos. Gručiai irgi jau nedaug liko, pačioj beveik. Jo, pats daraisi kelią. Takučiai ramus, ramu, nepučia vėjas. Nu va ten ta vieta tokia biški gal praeiti įdomiau, kai iš čia gali parčiuošti viskas, bet gal nieko. Tai patinka? Daug. Labai gerai. Pasiekėm miško liniją. Dar kokia gera valanda iki chatos kažkokios namelio, kur gal pavalgysim, jeigu priemo kortelę, nes grynų niekas neturi. Ir tada dar turbūt valanda iki mašinos. Kažkas apie turbūt 9 kilometrus iš viso dar liko. Ir tiek. Mes buvom va ten, matosi žmonės. Ir čia tiesiog va taip einam, toks takas. Nu, panašu, kad jau nusileidom, pasiekėm beveik chatą. Kokie 500 metrų čia liko kitos chatos. Jau kelias visai geras. Žygis pavyko. Įveiktos visos beveik kliūtys. Dar paskui pareita, aišku, nuo chatos iki mašinos ten kiek 7 kilometrai. Tai biškutį dar užtruks, bet super šiaip buvo. Visi patenkinti, nors kai reikėjo lipti į tą kalną per tą pūgą, tai buvo jau visi ant ribos.